Labą dieną. Labą dieną. Ar galime Jums užduoti kelis klausimus? Taip. Ko norėjote tapti vaikystėje? Vaikystėje nelabai atsimenu, bet ko gero, dabar galvoju, gal darželio auklėtoja įsivaizdavau, kad tokia vienintelė profesija tinkanti man būtų. Ar išsipildė Jūsų norai? Neįsipildė. Darželį buvau tik vaikystėje, o dirbti ten niekaip nepasisekė, man nepatekau, aš tenai atsidūriau bibliotekoje, mokykloje. Kas gyvenime Jums buvo skaudžiausia? Skaudžiausia? Prisiminiau, žinokit. Paskui ten apkarpysit, prisiminiau, aš lankiau dailės mokyklą ir diplominiam darbui buvau pasirinkus temą Vilniaus bažnyčios. Ir tai buvo dar Tarybų sąjungos sudėty Lietuva buvo. Ir man prieš pat baigiamai darbą neleido ginti savo diplominio darbo Vilniaus bažnyčios. Man tada labai buvo skaudu, liepė man dėstytojas padaryti iliustracijas Petro Cvirkos Žemė maitintoja romanui. Tai va, čia turbūt buvo skaudžiausias įvykis, kad aš darbą paruošus buvau ir man jo neleido gintis dėl tam tikrų priežasčių. Negalima buvo į bažnyčią eiti, negalima buvo tikėti ir dėl to turbūt skaudus įvykis buvo. Ar spėjate orientuotis šiuolaikinėme informacijos sraute? Man atrodo, spėju. Kas Jums mokykloje patinka labiausiai? Mokykloje kas labiausiai? Mokiniai patinka labiausiai mokykloje. Vis mūsų mokyklos mokiniai man gražiausia ir tobuliausia atrodo, ko gero, turbūt labiausiai juos ir myliu. Ar esate patenkinta bibliotekininkės karjera? Jei taip, tai kodėl? Negaliu atsakyti, ar patenkinta. Ir už tai negaliu atsakyti, kodėl, nes nei patenkinta, nei nepatenkinta. Daug darbo, kaip turbūt ir kiekvienam darbė yra savo pliusų ir minusų. Kokios Jūsų mėgstamiausios knygos? Knygos dabar mėgstamiausios mano, ko gero, šiuolaikiniai lietuvių moterų romanai. Tai aš pavardžių gal nevardinsiu, nes tikrai dabar labai atsirado daug tų autorių lietuvių. Tai sakau, kad būtų šiuolaikinis lietuvių moterų romanas. Įsimintiniausias įvykis Jūsų gyvenime? Įsimintiniausias, nežinau, greit neprisiminsiu, gal tada praleidžiame. Kaip Jūs vertinate šiuolaikinius mokinius? Šiuolaikinius mokinius? Gerai vertinu. Ir man atrodo, kad šiuolaikiniai mokiniai nuo kažkada mano laikų mokinių nesiskiria. Kaip suderinate darbą su asmeniniu gyvenimu, ar nepaliekate ugnės be dėmesio? Palieku, sunkiai sekasi suderinti. Kas Jums Jūsų gyvenime patinka labiausiai? Negaliu dabar atsakyti. Ar galėtumėte įsivaizduoti savo gyvenimą be bibliotekos? Teoriškai tai galėčiau, bet dabar nežinau bendrai. Aš nežinau, ar dabar iš tikrųjų mokėčiau kažką dar daryti. Atrodo, daug darbų yra, daug visko, bet nežinau, pripratus turbūt ir prie mokinių, ir prie bibliotekos, ir tarkim išėjus į kitą darbą, tai turbūt man labiausiai mokinių ir trūktų vis dėlto. Nors aš kiekvieną kartą galvoju, ten ir patriukšmauju ir kažkas betrūktų tikrai. Po kasdieninės rutinos ar negalvojate emigruoti į užsienį? Tikrai ne. Tikrai niekad nebuvo minties. Ačiū Jums už interviu. Ačiū už